Nijolė Liobikienė, oficialiai pristatydama, galiu pasakyti, gydytoja, docentė, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja. Daugiau, gal, neatsimenu. Liudita turi užrašęs visus Nijolės titulus, bet Nijolė sako, kad gana... Taip. Nijolė yra pirmoji Lietuvos šeimos centro direktorė. Veiklos pradžią pradėjusi su nepriklausomybės pradžia Kauno Karite, kur subūrė šeimos gyvybės problemams nedėjingus žmonės. Dėka jos entuziazmo ir pasišventimo tuščioje vietoje buvo kuriama šeimos centrų struktūros visoje Lietuvoje. Šiuo metu daktarės Nijolės Liobikienės paskaitų klauso studentai Vytauto didžiojo universitete, jos laidas vedamas per Marijos radiją girdi visa Lietuva. Na ir mes džiaugiamės, Nijolė, kad jūs ir šiandien šitą šventišką progą esate pas mūsų prašymą. Tai labai ačiū iš tokį malonų pakvietimą ir Kaišiadorių vyskupija yra iš tiesų labai miela man širdžiai dėl to, kad mes pradėjom praktiškai kartu su amžinatilsį Marija Pagonienė ir draugavo kartu nuėjom, kaip liaudis sako, daug druskos kartu suvalgėm. Ir man labai smagu ir džiugu, kad šiandien čia aš matau šeimų, kurios iš tiesų kūrėsi. Aš labai džiaugiuosi, kad Marijos dėka ir ekscelencijų kunigų pastangų ir paramos dėka šeimos centrai Kaišiadorių vyskupijose labai gražiai žydė. Pereitą savaitę mes buvome labai gražiai šventę Merkinėje, kur aš tiesiog buvau apakus ir pamačius, kaip dirba tokiai nedideliai parapijoje visa komanda, kaip ruošiasi šeimų šventė ir kaip ten viskas vyko, tai tikrai galime tik pasidžiaugti. Taigi, dar kartą dėkoju už pakvietimą. Tiesą pasakius, esu trupučiuką sutrikusi, nes kai kurie mane girdėjo, kai kurios šeimos jau N kartų ir jie gali dabar galvoti, o viešpatie, vėl jinai. Tai aš iš karto sakau, kad aš atsiprašau, jau pakvietė, tai ką aš dabar galiu daryti. Vis tiek jau turiu kalbėti, ne? Bet iš tiesų noriu pasakyti, kad taip lyg ir vyskupų skelbti šeimos metai pasibaigė, bet iš principo šeimos metai niekada nesibaigė. Ir gal taip atsitiko, jeigu mes pamastytume trupučiuką, kas buvo prieš šeimos metus, tai buvo tikėjimo metai, kiek aš prisimenu, tai vėlgi viskas ėjo apie šeimą, todėl kad tikėjimas tai irgi yra perduodamas šeimoje. Ir kaip mūsų šeimų popiežius įsivaizduojat, mes turime šventąjį šeimų popiežių, popiežių šventąjį Joną Paulių II, tai kaip jisai sako, na, tai yra namų bažnyčia šeima. Ir jeigu šeimoje žmogus negauna tų pagrindų ir šaknų nėra, ir įsišaknyjimo į tą tikėjimą, tada jam būna labai sunku ką nors atrasti. Tai paskui mes dabar jau turėjom visus metus grynai šeimoms skirtus, bet dabar žiūrėkite, yra pašvęstojo gyvenimo metai. Bet pašvęstojo gyvenimo šaknys irgi ateina iš šeimos. Nes nenusileidžia nei vienuoliai, nei kunigai iš dangaus. Tiesiog jie gimsta, jie vystosi, jie auga irgi šeimose. Ir jeigu šeimoje žmogus neišmoksta pasišvęsti, nusigailėti, pasiaukoti, daryti ką nors dėl kito, ne tik dėl savęs, tai tada jam labai bus sunku, jeigu jisai rinksis ir kitokį gyvenimo kelią, jam pirmiausia reikės išmokti iš tos dalykus daryti. Ir dėl šeima vėlgi yra labai aktualu. Ir man atrodo, kad šeima ir bus visą laiką kontekste, kokius metus be paskelbtų bažnyčia, bet kontekstas vis tiek yra šeima, todėl kad pirmoji šeima tai vis tiek buvo Romija. Tai mes, aišku, taip jau trupučiuką nuklaidžiojom. Ir šiandien mes turime keletą iššūkių. Vienas iššūkis, kad mes turim patys apsispręsti
ir savo pasakyti, ir aplinkui pasakyti, kas yra šeima. Būti šeima, tai neturėti šeimą. Turėti, tai aš turiu ir aš neturiu. Kažkas iš manęs paėmė, atėmė, aš dabar blogai jaučiuosi dėl to, kažkas kitas kaltas. Bet jeigu aš esu ir sudarau šeimą su kitu žmogumi, tai aš atsakingas už tai, kokia yra ta mano šeima. Tai yra procesas, tai yra kūryba, tai yra nuolatinis darbas. Ir tada jau mano indėlis yra labai svarbus. Mes kuriam santykį. Ar mes esam šeima, ar mes esame kaip šeima. Šiandien labai dažnai tie žmonės, kurie dažnai sako, mes esam šeima ir mes norim būti šeima, tai yra kaip šeima. Tai žinot, kaip valgom kokį patiekalą, kur nors, na, kad ir kokio Italijoje, tai mes ten valgom geram restorane, na, tikrą pizzą, ar ten lazaniją. Čia Lietuvoje mes kartais valgom kaip pica ir kaip lazanija. Tai nežinia, kas ten yra, bet. Tai mes turime labai apsispręsti, kas mes esame kaip šeima. Ar mes esame tik kaip šeima ir tada atsiranda visokie dalykai. Čia mano gyvenimo draugas, čia mano kitas gyvenimo draugas, čia mano gyvenimo draugė. Nu, sugyventinis negražu sakyti, bet kartais sakom, čia mano sugyventinis, čia mano mylimasis, neaišku, kiek jisai bus mylimasis ar mylimoji. Labai retai mes šiandien jau girdim, čia mano sutuoktinis, mano vyras ir mano žmona. Tai būtų labai gerai, kad mes grąžintume prasmę žodžiams ir iš tiesų sakytume, čia yra mano šeima, tai yra mano vyras, mano sutuoktinis, tai čia yra mano žmona, mano sutuoktinis. Žodžiai turi labai didelę reikšmę. Žiūrėkite, kartais visuomenėje kaita prasideda nuo žodžių kaitos. Nuo to, kad kai kuriems žodžiams suteikiama visiškai kitokia prasmė, visiškai kitokia reikšmė. Tai mes turėtume grįžti prie šaknų. Ir vienas yra labai svarbus dalykas. Ir kas pradeda šiaip, kas yra šeimos šaknys, ar ne, tai vyras ir žmona, ir paskui vaikučiai. Ir kiti žmonės, kurie yra, gali būti uošviai, uošvienės, seneliai, močiutės, tetos, dėdės, tai yra labai gerai, bet jie yra tie žmonės, kurie gali padėti, bet kartais gali trupučiuką per norėdami labai gerą dalyką padaryti ir pakenkti. Jeigu mes labai gražiai apsibrėžiam, kas yra mūsų šeima, ir mes saugome tą šeimą, nes kiekviena šeima turi turėti savo ribas, tai tada jau yra pirmas žingsnis padarytas. O toliau yra kūryba. Ir ta kūryba nėra lengva, todėl kad mes pasirinkam kitą kaip kitokį. Tai visada kažkaip norisi rodyti kitą pirštais. Tai jeigu vyras galvoja, jeigu ta mano žmona viski būtų šventesnė, tai aš jau irgi būčiau tobulas. O moteris jau beveik kiekvieną dieną tą galvojam, kad jeigu tas mano vyras nors kiek nors būtų padabnesnis, tai aš jau galėtų mane kanonizuoti. Na, neaišku, ką kanonizuos pasmerčio, ko gero labai daug mūsų bus nustebimo, kai mes pamatysime, kad tas mūsų vyras yra daug šventesnis už mus. Bet šitą prasme, ta kūryba su kitu kaip kitokiu, visiškai kitokiu. Ne tik, kad kitokiu, kad jūs turi ten iš kitos šeimos atėjęs, ar ne, su kitokiais papročiais gyvenęs, su kitokiom tradicijom, ar ne, galbūt ir kalbiniai skirtumai. Bet kaip vyras ir moteris mes absoliutiškai skirtingi. Mes labai panašus, papildom vienas kitą. Ir tada pirmiausiai įsiklausyt, ką tas reiškia, kai jisai sako, aš tave myliu, arba kai jisai nesako, aš tave myliu, bet sako tavo skanūs agurkai. Motina. O mums labai norisi, kad pasakytų, kaip aš tave myliu. Arba jeigu jisai dirba, uždirba, labai pavargsta, bet jis labai stengiasi dėl šeimos, o mums atrodo, tai kad jis gėlių nepraneša. Tai, bet jis sako, aš uždirbu. Ir čia ne iš piktos valios ateina tie dalykai, o dėl to, kad mes kažkaip galvojame, kad kitas būtų toks kaip aš, tai būtų labai gerai, nieko panašaus. Tada mes labai greitai susimuštume, žinoma, su kitu tokiu pat kaip aš. Bet mes turime priimti kitą kaip kitokį, visiškai skirtingą,
čia yra ir intriga, ir kartu sudėtingas procesas. Ir to reikia mokytis. Ir žinok, aš nežinau, moteriškės kaip jūs, bet aš visai nesenai suvokiau, kad dariau visą laiką nežinodama didelį griebą. O tas griebas yra, kad aš meldžiausi už visus, už Lietuvą, už vaikus kiekvieną dieną, už giminę kiekvieną, apie už savo brangiausią vyrą, kuris yra šalia manęs. Bet kažkaip man į galvą nekėdavo, ką aš turiu už jį melstis? Aš turiu už jį melstis. Ir aš turiu eiti išpažinties ir nesimeldžiu už savo vyrą. O iš tiesų mes turim vienas už kitą labai melstis, nes tas gyvenimas šeimoje tai yra arba romantizuojamas, arba demonizuojamas. Ar ne? Vieni sako, kaip mūsų viena garbi prelegentė kažkur Vilniuje, kad čia visos bėdos nuo tos santuokos ir šeimos prasta, o kiti labai romantiškai vaizduoja. Tai jau tiesa yra per vidurį. Kad tai nėra lengvas kelias, tai nėra asfaltuota automagistralė labai gera, bet yra kelias, kuris yra labai sudėtingas ir tuo keliu eiti nėra lengva. Ir kad mes galėtume nueiti tuo keliu abudu, o čia reikia abudu, nes surišo, kai davė įžadus susiriša ir dar prisimena, kaip santuokos sakramentas buvo, tai dar ir stulą kunigas uždėjo ant tų ryškia, kaip laikėmės vienas kitą už rankų. Ir turim eiti. Tai čia jau ne juokas. Ir todėl, mėlyjeji, man atrodo, kad jeigu mes neturėsime kažką, kas visada mane kažkaip labai trikdo, aš jau geriau neišardysiu. Taigi, man atrodo, kad jeigu mes eisime susikabinę rankom, tai žinoma, gali būti taip, kad vienam atrodys, kad va tai pusė einant tai yra daug geresnis kelias, o kitam atrodys, kad va tai pusė einant daug geresnis kelias. Tai kaip tada bus, tai mes viskai pasitampysime, bet jeigu abudu surasim, kuriuo keliu eiti, tai ir gerai. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra žinoti, kad mes mokomės vieni iš kitų ir mes mokome savo buvimu savo vaikus. Ir todėl kartais tėvai labai nerimauja ir sako, kaip man tos vaikus išmokyti, kaip man padaryti, kad jie būtų geri, bet visai nesenai turėjau grupę paauglių tėvų, kurie yra labai susirūpinę. Aš manau, kad kartais tėvai turėtų labai nedaug kalbėti, tik tai tada, kada reikia ir tiek, kiek reikia. Bet vaikas turi matyti tą gyvenimą šeimoje. Dalykas, dabar yra adventas, yra labai geras dalykas pabūti kartu šeimoje, pakalbėti apie šeimos šaknis, apie giminės šaknis. Mes užaugom labai daug metų, kada buvo tabu ir buvo daug paslapčių. Ir mano kartos jauni žmonės, aš kaip augau lygiai taip pat buvo, tik tai vaikelį niekam neprasitarta čia mūsų močiutė, nes mano močiutė buvo pabėgus iš Sibiro, iš tremties, tai jos labai ieškojo Stalinas kaip didelės nusikaltėlės. Tai visa giminė ją slapstė, ar ne? Dainuojant dainą, tai jau gink Dieve vaikučiai, tik gink Dieve.